gerbiami tarybos nariai, posėdžio dalyviai ir svečiai. Pristatydamas savo programą labai neišsipėsiu, nes rinkimų kampanijos metu ir susipažinote su mūsų politikos partnerių programomis, kurios visos yra nukreiptos rajono žmonėms ir yra paremtos realiomis galimybėmis jas įgyvendinti. Taip pat mes savo darbe vadovausimės jau praeitoje kadencijoje paruoštų į tarybos patvirtintų 2010-2012 metų strateginių veiklos planų, 2010-2016 metų strateginių plėtros planų bei rajono bendruoju planu. Koalicijos partneriai pritarė mano kandidatūrai į rajono mero postą. Jeigu šiandien tarybos narių dauguma palaikys mane, stengsiuosi, kad visi rajono tarybos nariai aktyviai dirbtų taryboje, dalyvautų rajono gyvenime, skatinsiu juos viešai reikšti savo nuomonę visais rajono aktualiais klausimais. Rinkimų kampanija baigta. Žmonės laukia iš mūsų efektyvaus, darnaus ir labai atsakingo darbo. Būsiu savikritiškas ir sveikai priimsiu kritiką. Sieksiu darnaus komandinio darbo. Rūpinimasis mūsų rajono žmonėmis bus mano veiklos prioritetas. Savivaldybės administracijoje, biudžetinėse įstaigose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse nebus siekiama staigių ir kardinalių permainų. Tačiau darbo rezultatų ir atsakomybės už juos tikrai bus pareikalauta iš visų. Verslo plėtrai, investicijų pritraukimui į rajoną, nedarbo mažinimui bus teikiama visokeriopa pagalba. Reklamuosime patrauklias rajono galimybės, palankę teritorijos geografinę padėtį, esamą infrastruktūrą, gamtovaizdį, mūsų žmonių darbštumą ir kūrybingumą. Tęsime švietimo įstaigų atnaujinimą, o prioritetas bus labiausiai apleistų kaimo mokyklų renovavimas, kaimo kultūros židinio išlaikymui. Kiekvienais metais organizuosime jaunimo užimtumą vasarą. Remsime mokinių ir jaunimo organizuotas stovyklas. Saugosime kultūros paveldą, plėtosime sportą, siekdami, kad sportas taptų laisvalaikio dalimi. Skatinsime privačių asmenų, kaimo bendruomenių, visuomeninių organizacijų, kultūrinę veiklą ir iniciatyvas. Naudodamiesi ES fondais ir savivaldybės lėšomis ruošime ir įgyvendinsime vandens kokybės gerinimą, nuotekų šalinimo bei valymo įrenginių statybas, projektų plėtrą, kelių būklės gerinimo, gatvių ir gyvenviečių apšvietimo, melioracijos įrenginių, rekonstrukcijos darbus rajone. Sieksime, kad rajono sveikatos priežiūros įstaigos maksimaliai išnaudotų turimas priemonės ir galimybės teikiant medicininę pagalbą rajono gyventojams. Miesto ir seniūnijų teritorijų tvarkymui būtina panaudoti viešųjų darbų programų teikiamas galimybės. Rajono verslininkai, įmonės ir gyventojai bus raginami geriau prižiūrėti savo teritorijas. Jaučiu didelę atsakomybę prieš jūs visus ir rajono žmonės. Visų mūsų čia susirinkusių laukia dideli darbai ir aišku nauji iššūkiai. Tikiuosi, kad ir kiek bebūtų skirtingų nuomonių, bet jei tikrai stengsimės nuoširdžiai dirbti rajono žmonių reikalus laikysime anksčiau savųjų, mes gebėsime rasti tinkamiausius sprendimus, spręsdami žmonių problemas. Dėkoju jums visiems už pasitikėjimą manimi.